Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Laidoje Duok labas, pažinti su Arūno Valinsko mylimais augintiniais. Ir koks gi antrasis Aleksandros draugės vardas, Arūnai? Mimi, turbūt. Komiškos istorijos iš šernų gyvenimo. Ir ten gyvena tokia šernė, Jadzė. Jinai išgeria tą vieną bambalį, kitą ir paskui taip, nu šuniukai, dabar pažaisim. Ir žinoma smagi rubrika Švaros reidas. Jinai labai protinga, jinai nedaro čia. Sveiki, mėlyjei. Labai džiaugiuosi, kad žiūrite laidą Duok labas. Šiandien svečiuojamės netoli Vilniaus Kryžiokų sodų bendrijoje pas garsųjį šaumeną Arūną Valinską ir jo augintinius, tiksliau jo ir jo mylimos žmonos Ingos Valinskienės. Ir kągi augina Valinskai. Pabandysiu dabar nesuklydus išvardinti. Tai yra pilnas akvariumas bevardžių turbūt žuvyčių, Yorkšyro terjerai Sinko ir Zuzi, lietuviškas skalikas Zero, o taip pat katė Gucci ir papūgos Aleksandra. Ir koks gi antrasis Aleksandros draugės vardas, Arūnai? Mimi, turbūt. Valinskas ir pats nežino, koks jo antros papūgos vardas. Tuo mes atsisėsim ramiai ir viską išsiaiškinsim. Taigi pabandykime dar kartą suskaičiuoti visą Valinskų gyvūnėlių ūkį, kurio tikslaus skaičiaus ir vardų nežino ne pats šeimininkas. Štai namo senbuvė katė Gucci. Jai jau 10 metų. Gucci šiame Valinskų dvare atsirado pirmoji. Po to Arūnas Valinskas mylimai žmonai padovanojo Yorkšyrų terjerą Sinko. Štai šitą. Jam jau 8. Tada atsirado Sinko draugė. Dar yra nenusakomo amžiaus papūgos Aleksandra ir Mimi ir pilnas akvariumas žuvyčių su šamu prieš akį. Tai kaip tokia faunos įvairovė Valinskų namuose sugyvena, a? Ir ten buvo labai įdomi istorija, kad iš tiesų, kad jie buvo vienvaldė tų, sakysim, namų šeimininkė ir kai atsirado jo šitas mažiukas, tai jinai suprato, kad tai konkurencija. Ir būdavo, kai vasarą mėgė balkonas Adaras, tai jinai atsidaro duris, įeina, ryte ir ten vaikščiodavo. O kai atsirado šuo, tai tada jinai pradėjo jau iš pradžių atnešti paukščiukus sumedžiotus. Jis atnešė vieną dieną ir dar padėjo kitą. Pasigauna ten tokį mažiuką matyti, ar žvirblę, ar krekždutę ir deda ant lovos prie kojų. Tai paskui paukščiai, aišku, labai greit suprato, kad čia toksai žvėris gyvena, tai jinai nepagaudavo jau paukščiukų, nes jau nebeskrisdavo į tą balkoną. Tai jinai pradėjo nešti drugelius sumedžiotus. Atseit, kad čia šitas, tai čia tai yra mizeris, o aš tai esu naudos, aš čia medžioju, mėsos, jeigu reikia. Tai mes taip juokimės. O po to atsirado jau šito kavalieriaus panelė, o medžioklinis skalikas tai jis jau jauniausias iš visų čia esančių. Tai šitie du vyriškiai kieme jie nesusieina, nes kai Zero buvo visai mažiukas, tai šitas nors jisai ir savyje mažas, bet jis viduje yra didis šuo, jisai yra didis. Ir dar tais laikais, kai buvo tas labai toks išstypęs, jau toks, o šitas vis tiek jis pamatė, kad gavo didelį kaulą, tas paauglys skalikas, tai jis nuo kėdės kaip šoko parvertė krūtinę, nuvarė, kaulą atėmė, tai nuo to laiko jie yra mirtini priešai. Ir kas keisčiausia, kad šitas jisai visą laiką įsivaizduoja esas kiemo valdovas. Valdovas tai valdovas, tik mums labai įdomu, ar tas valdovas Sinko žino, kad jam galvoje styro raudonas kaspinas. Kaži tai valdovo vyriškos savimėlės ir lyčių skirtybės taisyklių nepažeidžia? Gerai, kad nežydras kaspinas. Aš dėl to mažiausiai. Ne, aš tik žinau, kad šitos veislės toksai kaip ir firminis išskirtinis ženklas yra būtent tas raudonas kaspinėlis. Ir kai įsigijom, tai su viskuo tenais, su instrukcijom auginimo ir būtinai kaspinėlį irgi prideda, nes šitie Yorkšyro terjerai atseit jie su šitais. Bet čia yra tas vienintelis išsidirbinėjimas šitų šunų, nes mes tikrai jo nerengiam jokiais ten batukais, kailiniukais, jie tokie yra laukiniai. Po reklamos žiūrėkite,
komiškos istorijos iš šernų gyvenimo. Ir ten gyvena tokia šernė, Jadzė. Jinai išgeria tą vieną bambalį, kitą ir paskui taip, nu šuniukai, dabar pažaisim. Ir žinoma, smagi rubrika Švaros reidas. Jinai labai protinga, jinai nedaro čia. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Na, sakykite, kokia ten istorija buvo su papūgomis. Inga Valinskienė berods padovanojo šią paukštę kaip alternatyvą žmogiškajam bendravimui. O gal buvo labai supykusi ant vyro? Ne. Tikrai nesusipykom, tiesiog buvo situacija, kad buvo mano gimtadienis ir girdžiu Inga atsikėlė ryte ir... Sinko! Atik čia, atik, nelok tenais. Ir girdžiu kažką tokio didelio. Laiptais atneša ir įnešė į miegamąjį tą papūgą, sako, vat, kai mes susipyksim ir aš nenorėsiu kalbėtis, tai vat turėsi su kuo pabendrauti. O kita papūga tai atsirado ne per seniausiai iš vienos televizijos laidos. Ten kažkoks buvo renginys ar apdovanojimas, tai kadangi įteikė, tai Inga parnešė, tai dabar dviese joms ten linksmiau. O tai pasiteisina ta dovana, iš tikrųjų kalbančios papūgos ir kalba ta papūga, kurią padovanojo Inga? Jinai kalba, bet mes tiesiog pakankamai mažai bendraujam, bet jos pagrindinis išdykavimas, tai kai jai nusibostų būti vienai, tai mes galvodavom anksčiau, kuo tas telefonas taip dažnai skamba. Nes jinai pamatė, kad telefonui suskambėjus žmonės leidžiasi į apačią, ten kur jinai. O tai jinai pradeda tų telefonų ten švilput. Tai paskui mes įsiaiškinom, kad čia jau jos išdaigos. O šiaip tai jinai loja, kadangi mūsų mažiai čia laksto po kiemą, kai jūs išleidi ryte, tai jau kai jie duoda signalą, lauke tai stovi prie durų ir loja. Tai jinai kai pamato, kad ar katė, ar kažkuris iš šunų lauke, tai jinai pradeda lot šuns balsu, kad ateikit, pažiūrėkit, jau čia susirinko, įleiskit savo gyventojus. Rimtai? Jo, jinai loja šuns balsu. Arūnas Valinskas neįsivaizduoja savo namų be gyvūnų. Vaikystėje laikydavo vėžlius, kates, žiurkėnus, o pats tapęs tėvu, net neabejodamas namie priglausdavo net ir atsitiktinai užklydusi gyvūną. Na, aš visą laiką nuo mažens augau, namuose būdavo minimum šuo, be visų žuvyčių, vėžlių ir kitų dalykų. Tai nusprendėm, kad turi atsirasti, nes prieš tai mes turėjom tokį šiurkščiavilnį taksą, bet jis buvo toksai labai savarankiškas ir jis per ilgas, kad galėtų laiku per kelią perėt ir nespėjo vargšas. Tai... Nutrėkė mašina. Jo. O šiaip mes prieš metus dar buvo Rudas, taip ir vadinom Rudas, toks laukinis. Čia su Marijonu Mikutavičium važiavom per tą mišką iš Vilniaus ir lyja lietus ir toks, matosi, gražus airių seteris, toks labai tokia ugninė ruda spalva laksto ir matosi, kad išmestas ir jisai pasimetęs. Tai atidarėm džipo duris, jisai pasišoko. Prasivežėm ir iš čia ir gyveno. Tai paskui jau kiek jis čia pragyveno, 7 metus, praktiškai 6. Ir būtent prie čia palei tvorelę, kur tos eglutės, tai čia yra mūsų visų naminių gyvūnėlių kapinaitės. Jie visi čia yra atgula. Parodys, galėsime pamatyti? Prašau, tai čia kryžių mes nestatom. Bet čia ir kačių ne viena ilsisi, bokseris, Rudas, tai čia mat jie visi. Tai sakykite, ponia Arūnai, ką patartumėte tiems tėvams, kurie abejoja, įsigyti namie gyvūną, nes vaikai labai prašo, ar nerizikuoti, nes nebus kam tuo gyvūnėliu rūpintis? Jeigu tėvai taip mano, tai aš manau, kad tikrai nereikia rizikuoti vien dėl tos užgaidos, nes atsiras priešpriešą. Ir jeigu jis netaps visų mylimas ir visų globojamas namiškis, ne įnamis, bet namiškis, tai tada reikia arba pamėginti vaiką atkalbėti, arba surasti bendrą vardiklį, pagal kurį tai būtų ne tik vaiko užgaida, bet visos šeimos noras, kad atsirastų dar kažkoks globotinis. Tik tuomet. Nes draudimas jisai be argumentų matyt nieko nepadarys, o dirbtinai apsikraut ir paskui, didžiausia bėda, kai perka tos šuniukus, kurie nuvažiuoja į turgų, nusiperka tą šuniuką, kurį vaikas parodo,
nepasižiūri į jo letinas, šuniukas mažas, letinas didžiulės, tai aišku, kad iš jo išaugs didžiulis šuo. Kai pradeda augti, tai kai toks jau žvėris užaugo, jam dar tik tai 7-8 mėnesiai, tai ten jau jis ir suėda daugiau negu visa šeima kartu sudėjus, taip toliau. Ir baisiausia, kad juos paskui išmeta laukan. Nes yra tekę matyti tuos mažiukus šuniukus, kurie nupirkti. Ir jeigu taip grįžtant prie tos medžiotojų temos, tai tie didieji šunys, jeigu jie išvaromi, tai jie susimeta į gaujas, kurios yra daug gudresnės už vilkus, už tai, kad jos nebijo žmogaus. Ir jeigu yra, sakysim, važiuoja medžiotojai žiemą šerti šernų arba stirnų, tai vilkų ten net su žiburiu nesurasi per keliolika kilometrų. O šunys ne, jie palaukia toje vietoje, kai žmonės tik išvažiuoja ir jie gaujom pradeda medžioti. Ir tie naminiai gyvūnėliai, meilus, tampa baisesniais už vilką. Ir tai iš tiesų esu matęs, kai gražus, toks, panašus labai į haskio ar laikos mišrūną, kalė, jinai vadovavo gaujai, kurioje buvo 7 tokie šunys. Ir jie pjaudavo viską iš eilės. Tai tie, kurie smerkia atseit medžiotojus, gal prieš tai pasižiūri, gal labiau reikia smerkti tos žmonės, kurie neatsakingai prisiperka šunų, tų pačių kačių. Ir paskui yra problemų daugiau, negu visi įsivaizduoja. Nes, yra šuo namuose, yra problema. Išvežė, išmetė į mišką, jiem problemos nėra. Bet gamtai yra didžiausia problema. Vaje, kaip baisu, tikėsimės mūsų žiūrovai savo gyvūnų niekada nepalieka ir neišmeta. O kad jau prakalbom apie medžioklę, parodykit savo gražuolį lietuvišką skaliką vardu Zero. Tai čia yra medžioklinis, beje, lietuviškos vienas iš paveldo, kaip sakysim, turim, sėdėk, vienas iš paveldo rūšių, nes ta veislė buvo kaip ir išnykusi ir kaip mūsų toks kultūros dalis yra patiekalai, ten, sakysim, visi ten vedarai, cepelinai ir taip toliau. Šaltibarščiai, tai būtent iš gyvosios, kaip yra gamtos, tai yra žemaitukai, arkliai, o šunų vienintelė dar ne visiškai iki galo registruota pagal pasaulinius standartus, bet čia yra tas tikras lietuviškas skalikas. Ir puikus medžioklinis šuo, ir geras palydovas, ir toks, jis jau seniai baigėsi variminės medžioklės, tai jis toks truputėlį stambokas, jau sakysim, bet nek. Tai Arūnai, tai yra tas šuo, tie šunys, su kuriais medžiodavo ten PVZ Vytautas Didysis ar Žygimantas Augustas, ar nėra tokių duomenų? Aš nežinau, ar tuomet ta veislė buvo tokia išgryninta, bet jis atlieka tą pačią funkciją, jisai skirtas medžioti stambiems žvėrims, juos varyt. Ir jisai, sakysim, labai tinka mūsų sąlygom. Būtent lietuviškas, taip ir pavadintas. Ir jų gryna veislių, kiek aš žinau, Lietuvoje yra apie 800. Zero su savo šeimininku jau yra dalyvavęs ne vienoje medžioklėje, bet kol tapo tikrų medžioklinių šunimi, turėjo praeiti specialius apmokymus. Būsimus medžiotojus ruošia tokia šernė vardu Jadzė. Tai yra tokia lietuviškų skalikų mokykla, kur toks didžiulis voljeras ir ten gyvena tokia šernė. Jadzė. Vardu tokį, nežinau kodėl. Tai sakoma, galime tą šunį atvežti, pasižiūrėti. Sako, gerai, tai alaus, tai įsivežkit. O kam tas alus? Pamatysit. Sako, porą bambalių, tų didesnių ir stipresnių. Ateik. Čia, atsiprašau, galima tą istoriją 8 ryto pasakot ir žiūri daug vaikų. Taip, bet aš kad tą Jadzę iš Laketalų. Aš pasakysiu, kam tas Zero. Nes tuos suleidžia skalikus. Ateik. Juos suleidžia ir ten jie... Tavo dėra pas tą Jadzę. Jie apstoja kampe, jinai guli, ten neįdomu tie šunys, nes jau ten... Bet jie nepuola, nedrasko? Kaip jie pirmą kartą paleisti, jie patys bijo. Jie nežino, ką daryti su to šernu. Ir tada sako, dabar palaukit, tos šunys visi pasišaukė ir tos 2 bambalius sugirdė tam šernui. Jis sako, dabar paleiskit. Bet tas šernas taip, o dabar, vaikinai, gegužinė. Ir jinai tuos skalikus po visą gardą pradėjo vaikyti. Ne jie šernė, o ta Jadzė. Tai buvo iš tiesų tokia pati pradžia, nes tam šernui jau be alaus, tai aš nevaikysiu.
Tai va, bet... Su kokia nors gyvūnų teisų dabar gynėjai neapkaltins Jadzės augintojų alkoholizmo mokymų skatinimo. Čia yra normalus mokymas, o ten yra paskata. Lygiai taip pat, kaip gali pasakyti, kad meškai cirke duodamas cukrų, gali sugadinti jos kepenis. Beje, beveik visi vyrai Valinskų šeimoje medžioja. Tai yra alfa patinas Arūnas Valinskas, lietuviškas kalikas Zero ir netgi mažiukas Yorkšyro terjeras Sinko irgi yra medžioklinis šuo. Tie terjerai gražučiai Yorkšyro, jie irgi yra medžiokliniai ir tai rodo priesagą Terra tai yra žemė ir visi, kurie turi tokią priesagą, terjerai, jie yra medžiokliniai. Jie buvo laikomi, sakysim, pastatuose, viduramžiais, rūmuose ir gaudydavo žiurkes. Ir netgi buvo tų mažiukų, tų gražuolių, simpatiškų šuniukų daromas netgi kovos, kai suleidžia, sakysim, 2 Yorkšyrus ir kokios ten 15 žiurkių į vieną gardą ir jie tenais iki paskutinio skaudavosi. Tai šitoj vietoje, vis tiek gyvūnas yra gyvūnas. Na, o sakykite, gerbiamas medžiotojų Arūnai Valinskai, kaip jūs tą medžiotojo instinktą ir meilę naminiams gyvūnėliams suderinate? Juk tie šerniukai ir stirnos tokie gražūs ir beginkliai. Traškūnų klebonas Saulius, su juo mes esame ne vieną kartą medžioję ir po medžioklės būna aptarimai, jis pakėlė tostą ir sako, visi, kurie iš dalies medžiotojai, jie yra kaip ir Šventojo Huberto, būtent medžiotojų globėjo ir medžioklės globėjo Šventojo Huberto apaštalai. Ir kai tokį klausimą išgirsta, jis turi tiesiog labai nuoširdžiai atsakyti tai, ką aš jums dabar pasakysiu. Ir jis pasakė, kad Viešpats sukūrė pasaulį ir žmogų ir visa, kas yra tam pasaulyje, kad gyventų, naudotųsi tuo, sakysim, augalų, gyvūnijos, sakysim, duodamais turtais, bet turi jais naudodamasis juos globoti. Tai galiu tik pasakyti, kad prie dabartinės medžioklės įstatymo ir to, kaip rūpinasi, gyvūnų Lietuvoje yra tiek, kad per 20 metų niekad nebuvo tokios gausos. Ir didžiausia problema, kad jeigu metus medžiotojai iš viso neišeitų nė karto medžioti ir paliktų visą tai, kas yra, tai mes nesurinktume net pusės derliaus, nes žvėrių, ypač šernų, bebrai jau kelia problemas. Tai turi būti, sakysim, tas mechanizmas, kuris gyvena. Mes negalim namuose laikyti 50 šunų. Laikai 1-2. Taip ir miškuose negali būti per daug. Nes tai yra normalus dalykas. Kita vertus, medžioklė yra, jeigu tu laikai gyvenime akvariume žuvytes, tau niekas netrukdo valgyti žuvies. Bet niekas nesako, kad reikia pasigauti iš akvariumo, nors tokių esu irgi matęs. Tai tikrai tas neprasilenkia su tuo, kad tos gyvūnus augini, jūs globoji, nes tai yra tiesiog tavo gyvenimo, tavo namų dalis. O kai žmonės eina pirkti į krautuvę, sakysim, mėsos, nusiperka, tai jeigu jau labai taip keikia visus medžiotojus, tai aš patarčiau pasižiūrėti nuvažiavus į skerdyklą, kaip atrodo tai. Tai šitoje vietoje aš manau, kad netgi kai kurių žvėrelių sumedžiojimas yra daug humaniškesnis negu jų nugalaibimas skerdyklose. Na, tuomet einame į namą, apžiūrėsime auksinės žuvytes. Tiesa, jos tik mums atrodo auksinės, o iš tiesų yra zebros, frontozos ir papūgos. Paklausykite, kaip gražiai, it koks legendinis vaikų ir mamyčių draugas profesorius Ričardas Kazlauskas, mūsų laidos herojus Valinskas pasakoja apie savo augintines. Ir štai, po akmenimis matosi daug mažiukų. Tai šita karta jau įsirytusi, praktiškai, kai mes atsikraustėm čia 8 metus, tas jų namas jau čia stovi, tai jau čia ne pirma, ne antra karta pasikeitusių šitų zebrų ir priklauso, kam įdomu, kas akvariumais domisi, tai žino, bet galbūt vaikučiams, kurie žiūri laidą, jos yra labai rūpestingos mamos, tėčiai kaip visuomet, jie ten tokie šiek tiek laisvesnio elgesio, bet jos ikrus laiko burnoj, kai išneršia
ikreliai būna apvaisinti ir mama būna, matosi, tokia labai sukūdusi ir didžiulis, sakysim, bet jau didžiulė galva, pilni žabtai tų mažiukų. Ir net mažiukus žuveliokus nešioja, tenais kol telpa. Ir po to jau, kai jie pradeda nebetilpti, tada juos paleidžia, jie paskui patys jau išsislapsto, kas kur gali. Aišku, išgyvena ne visi, bet tų mažyčių čia yra, aš nežinau, pilni akmenys. O va čia, kur išplaukia, čia yra tos žuvys, kaip minėjau, jos gyvena 50 su viršų metų ir jos yra vadinamos frontozos. Frontoza todėl, kad jeigu pažiūrėsite tai šitą, matote, čia yra patinas ir pas jį ant kaktos, ta kakta yra netgi labiau įsikišusi negu snukis. Jos pažįsta žmonės atpažįsta. Iš kur žinai? Už tai, kad kai aš prieinu vienas prie akvariumo, tai jos nesislėpia net. O dabar, kai atėjot jūs kartu, tai jos iš karto pradėjo slėptis. Tai aš pabandysiu pasitraukti dabar, pažiūrėsim, ar jos bus drąsesnės. Ne, dabar jos išlys, nes jau atėjo laikas maitintis, ir dabar jau jos, va, tuoj išlys visos. Tai kiek yra žuvų, bandėt skaičiuoti kada nors? Jų, kai pradėjo, čia mes apgyvendinom, tai buvo nedaug, nei mažai 30, o dabar tai yra, na, manau, kad virš 100 turėtų būti su tais mailiukais. Arba dabar pačioje išlenda šamas. Šamas ten? Ja, man ta pačia. Ką čia tas šamas, kuris užauga iki kelių? Ne, čia ne tas. Audriu, matai šamą lendantį? To jisai išlys. Jis toks kaip lėktuvas. Panašus į tą amerikiečių nematomą bombonį šitokį, kaip skraidinti lėkštė, va, to jisai buvo. To jisai, jas nori, tai išlys. Na, jei dar ir papūgos Valinskų namuose šiandien mums ką nors pasakytų, būtų tiesiog nuostabu. Ar kalbėsite, gerbiama ponia Aleksandra? Tyli Aleksandra. Matyt, svetimų bijo arba saugo Valinskų šeimos paslaptis. O mes klausėme šeimininko, ar nelaikas į šou verslą sugrįžti? Užteks Seime kėdės trinti. Gerbėjai prie televizorių laukia Valinsko sugrįžtant. Jeigu tu įsivaizduoji, kad iš šou pasaulio ateini į politiką ir čia kažką pakeiti, atvirkščiai, tu tobulinasi, nes pačių šou elementų politikoje yra gerokai daugiau. Daug dalykų aš darau gyvenime, kurie teikia tikrai nuostabių emocijų, lygiai taip pat aš atsimenu ne tik kūrybinę grupę, kaip šiemet, na tikrai nuoširdžiai džiaugiasi pavykusiu renginiu ir publikos reakcija taip nuoširdžiai, na tiesiog žmogiškai. Mes ne ką mažiau džiaugiamės pernai, sakysim, su Įgula, kai dalyvavom Kuršių marių regatoje ir laimėjom didįjį prizą. Tai yra ir būriuot gali, ir daryti renginius, ir rašyti dainų tekstus, lygiai taip pat niekas netrukdo ir nuoširdžiai dirbti politikoje. Didžiausia problema, kad nuoširdžiausi žmonės, kurių nelabai ko gali apkaltinti, tai jiems prikergia visokiausių būtų, nebūtų dalykų ir padaro kaltais, dėl ko, sakysim, visi kiti bando nusipurti visus savo dalykus. Nes, na, apkaltink kitą, taip pat būsi švaresnis. Taip, bet tame iš dalies yra ir įdomumas. Taip sakant, visiems priešams ant pykčio. O dėl renginių, dėl, sakysim, atskirų projektų, koncertų, filmų arba laidų, tai yra iš tiesų daugybė minčių. Ir dar galbūt anksti šnekėti, bet jau prasidėjo kai kurios konsultacijos dėl būsimųjų sezonų. Tai aš manau, ar teks darbuotis Seime, ar ne tik Seime, ar tik televizijoje, scenoje. Visuomet, jeigu nori, gali rasti laiko tiesiog būti su žmonėmis nuoširdžiu ir sakyti tai, ką galvoji. Aš labai daugam tas nepatinka, ypač politikai. Taip, kad grįšim. I'll be back. Na ir puiku. O mums jau pats laikas pasivaikščioti po Vilnių ir patikrinti, ar šunų šeimininkai tvarkingai elgiasi viešose vietose ir parkuose. Labą dieną, galim patrukdytis? Ką? Ar galim patrukdyti? Galim. Mes iš laidos Duok labas apie gyvūnus. Taip. Koks jūsų šuniuko vardas? Luna. Luna, bėgiuojat, sportuojat kartu?
Pradėjom, bet neseniai. Tai tikiuosi, kad labai nesutrukdysim. Sakykit, mes stabdom žmonės su šunimis ir klausim tokio dalyko, ar turite maišelį šunų ekskrementams susirinkti? Neturiu. Kodėl? Kažkaip. Jinai labai protinga, jinai nedaro čia, bet kur jinai nubėga ten toli kažkur į mišką ir dėl to kažkaip niekada neprireikia, bet jeigu pradėtų, taip pastebėsiu, kad jau kažkas ne taip, tai tada nešiočiausi. Tai mes jums labai primiktinai jūsų prašome vis dėlto nešiotis, nes ir pagal įstatymą jūs turite susirinkti, ar žinot, net jeigu labai kažkur toli nubėgo, aišku, ten iš paupio nebėgsit, bet labai prašom kitą kartą pasimti ir susirinkti. Gerai. Gero pasivaikščiojimo. Ačiū. Labai dėkuoju, kad žiūrėjote mūsų laidą. Linkiu jums gražiai sutarti su savo augintiniais, mylėti juos, rūpintis jais ir svarbiausia niekada nepalikti. Nes tada, kaip pasakojo Arūnas, jie susiburs į gaujas ir bus riesta mums visiems. Pasimatysim po savaitės. Iki. Iki. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse.